Sveikiname šiandien iš Jurbarko rajono, Skandagrą ir Bayer lauko dienos. Stovim čia su kolegu Albertu Daka Excited lauke. Ir iš tikrųjų Daka Excited yra ta veislė, kurią mes kaip Skandagrą labai stipriai tikim ir pasakysiu kodėl. Tai yra du pagrindiniai faktoriai, kurie lėmė, kad net ir 4 metus šitą veislę mes turėsim. Tai pirma yra ūkininkų pasitikėjimas šią veislę ir antra puikus duomenys. 3 metus iš eilės būtent Daka Excitedas Lenkijos tyrimų stotyse buvo numeris 1 veislė, 4 metai taip pat top 3, bet ką mums tai parodo? Tai mums parodo, kad ši veislė net ir prie aukščiausių derlingumų sugeba išlaikyti tą stabilumą metai iš metų. Duomenys iš Austrijos, duomenys iš Čekijos taip pat mums šiais metais parodė, kad mes privalome šią veislę turėti savo portfelyje, nes tai mūsų perspektyvoje yra stipriausia apskritai žieminių rapsų veislė Europoje. Šalia manęs yra Albertas, kuris iš tikrųjų yra atstovas šios veislės ir jisai jums trumpai pristatys tą veislės genetiką ir kas apskritai yra Daka Excitedas. Tas stabilumas, omeny kaip sakai, ir tas aukštas stabilumas, ir iš kur tas ateina, tai iš tikrųjų tai lemia kelios pagrindinės savybės, ko išsiskiria Excitedas, nes jeigu žiūrėsim į veislės aprašą, atrodo, viskas paprasta, ten greitas augimas, vidutinė branda, vidutinės vėliau niekom neišsiskiria nei kažkokie kiti hibridai. Tačiau veislė iš savęs, iš tikrųjų tiek, kaip ir minėjai, iš ūkininkų atsiliepimų, tiek matom iš bandymų ir tų globalių bandymų, rodo tą aukštą labai stabilumą. Ir tas, kaip ir sakai, net ir 4 metus, aš manau, net ir 5 metus turbūt bus tam portfelį, nors ir hibridai ateina labai greitai, nauji hibridai, tačiau kartais atsiranda tie tokie aukso luitai, arba juodėjai perlai, kurie ir išlieka ilgą laiką ir ūkininkų yra labai mėgstami. Tai viena pagrindinių savybių, kodėl Excitedas vis dėl yra taip žinoma ir ne tik žinoma Baltijos šalyse, bet ir aplamai pačioje Europoje, tai kelių savybių kombinacija. Tai yra atsparumas ankštarų atsidarimui, ko aišku visos dekalvo veislės pasižymė. Mes atliekam bandymus beveik metai iš metų. Praeitais metais turėjom Pietų Latvijoje bandymą ūkyje, kur auginom 9 konkurentų veislės, 15 dekalbinių veislių. Vėlinom rugpjūtį ir rugpjūčio galo. Ir iš tikrųjų duomenys derliaus parodė, kad bendras lauko vidurkis buvo 2,86 tonos, dekalbinių veislių vidurkis 3,12 tonos ir Excitedas siekia net 3,4 tonos. Tai tonos skirtumas tarp konkurentinių veislių ir Excitedų. Tai iš tikrųjų rodo ir atsparumas ankštarų atsidaromui duoda daug lankstumo ūkininkam. Mes galim gerokai vėliau nusikulti, turėti gerokai didesnį aliejingumą, galima neįsiskaidyti rizikas ir ypatingai rugpjūtis yra toksai labai intensyvus mėnesis, kur reikia viską pasidaryti. Tai antra savybė, kuri duoda tą stabilumą, tai yra efektyvus azoto panaudojimas. Dabartiniam sąlygom, kuomet turim labai brangias trąšas, lyginant su grūdų kainom, tai tas azoto panaudojimas ypatingai jautri tema ir iš tikrųjų mes patys viduje atliekam bandymus, tai nėra jokios genetinės savybės, tai yra veislės grynai agronominės savybės. Ir nors ir Excitedas regeneruoja pavasarį vėliau, tačiau tai nereiškia, kad šaknų sistema miega. Ir iš tikrųjų po mūsų atliktų tyrimų mes pamatėm, kad ir net su mažesnė azoto norma, nors tai turim šiek tiek mažesnį derlingumą, tačiau skaičiuojant pelningumą, Excitedas rodo stabilų ir didelį pelningumą. Tai ypač esant stresiniam sąlygom, sausrom, užmirkimams, šaltiem pavasariam, tokios veislės, kurios pasižymė efektyvių azoto panaudojimu, jos duos kur kas stabilesnį derlingumą, lyginant su veislėm, kurios to neturi. Na ir trečias toks naujas dalykas, ką šiemet pradėjom kalbėti, ir tai atsirado iš Anglijos nepriklausomos tyrimų stoties ADAS, kurie vykdo verticiliozės tyrimą. Ir Excitedas nuo šių metų yra įtrauktas į rekomenduojamų veislių sąrašą, kaip veislė, kuri turi toleranciją verticiliozei. Ir iš tikrųjų tyrimai buvo atlikti keletą metų ir lyginant su kontrolė, Excitedas turėjo net iki 50% mažesnį užkretumą ir kuomet buvo nuiminėjami derliai, iš tikrųjų tai davė net tik 1 tonos didesnį derlingumą. Tai verticiliozė yra ne tik Anglijos problema, turim ir šiai dienai mes didžiulę Baltijos šalyse problemą ir iš tikrųjų tai vienas kaip irgi iš alternatyvų išspręsti arba bent jau turėti didesnį derlingumą renkantis Excitedas, jeigu turim didžiulę verticiliozės užkritimą. Tai bendrai apibendrinus, kaip ir minėjau, atrodo, veislė ant popieriuko neatrodo įspūdingai, kažkom įsiskirianti, bet tiek agronominės, tiek genetinės savybės fiziniam lauke, realiam lauke parodo, kad tai išskirtinė veislė ir tai išskirtinė ne tik Skandagros portfelė, tai išskirtinė ir mūsų Dekalb portfelė, tai mūsų plačiausia ir labiausiai žinomiausia veislė aplamai visoje Europoje. Tai manau, kaip ir mes šnekam, tai vieni augina rapsus,
O su Decalb, su Excited mes auginam pelną. Mes, kaip Skandagra, labai tikim šią veislę, jau 4 metai ir manau, kad ir Bayeris Decalbas pasitikė ir tiki šią veislę, kad dar eilę metų ši veislė mums rodys ypač gerus rezultatus ir didelius potencialą.